Nervinė anoreksija – tai sutrikimas, kai pacientas sąmoningai sumažina ir palaiko mažą kūno svorį. Dažniausiai sutrikimas pasireiškia paauglėms mergaitėms ir jaunoms moterims. Tačiau šiuo metu sparčiai didėja valgymo sutrikimai sergančių paauglių vaikinų. Ir tai siejama su populiarių paauglių įvaizdžių žiniasklaidoje. Retai, bet pasitaiko, kad nervinė anoreksija suserga vaikai iki lytinio brendimo bei moterys iki pat menopauzės. Sutrikimas yra susijęs su įvairaus sunkumo nepakankama mityba, dėl kurios atsiranda antrinių, endokrininių ir metabolinių sutrikimų bei organizmų funkcijų sutrikimų. Iš mitybos nepakankamumo pavyzdžių tai lanugo, kada kūnas pasidengia tokiais šviesiais plaukeliais, alopecija, nuplikimas, plaukų slinkimas, atsiranda sausa žvyniuota oda, lūžinėja nagai. Nervinės anoreksijos atveju merginoms, moterims amenorėja yra diagnostinis kriterijus. Taip pat būdinga osteoporozė, tai yra kaulų retėjimas dėl estrogenų sumažėjimo ir kortizolio padidėjimo. Skrandžio ir žarnyno išsituštinimas būna sulėtėję, labai dažnos obstipacijos ir pilvo pūtimai. Būdinga sinusinė bradikardija, tai yra širdies veiklos sutrikimas, kada širdis plaka susitraukia mažiau kaip 30 kartų per minutę. Taip pat būdingas mažas kraujospūdis, akrocianozė, tai yra galūnių šalimas, spalvos pakeitimas. Būdinga lėtinė dehidratacija, tai yra skysčių netekimas ir kalio sumažėjimas. Ir tai gali pažeisti inkstus, gali atsirasti net cukrinis diabetas. Sergantiems nervinė anoreksija būdingi pakitimai kraujo tyrimuose. Būna žemas eritrocitų nusėdimo greitis, būdinga anemija, tai yra mažakraujystė, trombocitų, leukocitų sumažėjimas. Tačiau net ir labai išsekę sergantis nervinė anoreksija yra atsparūs infekciniams ir piktybiniams procesams. Sergant nervinę anoreksiją yra būdingas silpnumas, energijos stoka, nuovargis, mokymosi pablogėjimas, sutrikęs miegas, nuotaikų kaita. Tiksliai diagnozuoti anoreksiją yra būtini šie kriterijai. Tai būtent kūno svoris išlieka bent 15% mažesnis nei turėtų būti. Kūno masės indeksas yra mažiau kaip 17,5. Tai vyresniems 16 metų žmonėms. Vienas iš svarbių simptomų, kad pacientas sąmoningai mažina svorį, vengdamas storinančio maisto, aišku, kabutėse. Vienas iš daugelio elgesio būdų, tai specialiai sukeltas vėmimas, liuosuojančių vaistų vartojimas, didelis fizinis krūvis, apetitą slopinančių preparatų vartojimas ir valgymo elgesio pasikeitimai. Kūno formos suvokimas įgauna psichopatologijos pobūdį, kai baimė pastorėti nuolat išlieka kaip įkyri pervertinimo idėja ir pacientas savo nusistato žemą kūno svorio slenkstį. Jei sutrikimas prasideda prieš lytinę brandą, tai pastarasis gali sulėtėti ar iš viso sustoti. Žmogus neauga, mergaitėm nesivysto krūtis ir būna pirminė amenorėja, o berniukams genitalijos lieka juvenilinės. Gydymas. Pirmiausia, tai mitybos sureguliavimas. Stengiamasi svorio padidėjimą palaikyti ties 1,5 kg per parą.
Kartais gydymo pradžioje skiriami specialūs kaloringi maitinamieji tirpalai, o neįprastas maistas. Kartu taikoma ir psichoterapija, kuri orientuota į elgesio, o ne į asmenybės pakitimus. Kol kas jokių vaistų, bent apytikriai patikimai gydančių nervinę anoreksiją nėra. Vaistais gali būti gydomi nebent tuo metu pasireiškiantis klinikiniai simptomai, kaip depresija, stiprus nerimas. Yra žinoma, kad sergant nervinę anoreksiją 80% atvejų būna kitų psichikos sutrikimų, tai būtent afektiniai, nerimo sutrikimai, piktnaudžiavimas psichika aktyviomis medžiagomis, asmenybės sutrikimai. Gali būti taikoma psichoterapija, tai tiek individuali, tiek grupinė terapija. Paprastai yra taikoma psichodinaminė, kognityvinė elgesio arba tarpasmeninė terapijos.